Gegužės 8 dienos rytą Halmahero saloje Indonezijos šiaurės Malokų provincijoje išsiveržė Dukono ugnikalnis. Iš kraterio su sprogimo garsu pakilo tankus maždaug 10 km aukščio pelenų stulpas. Vietos gyventojai nenukentėjo, nes netoliese nėra gyvenviečių. Dukono ugnikalnis yra vienas aktyviausių Indonezijos ugnikalnių, o nuo 2008 metų jam nustatytas 2 iš 4 pavojaus lygių, o aplink kraterį yra 4 km draudžiamoji zona. Nors ugnikalnio kopimo zona buvo laikinai uždaryta nuo balandžio 17 dienos dėl padidėjančio vulkaninio aktyvumo, išsiveržimo metu gegužės 8 dieną Dukono šlaituose buvo 20 alpinistų ir turistų. Ta pačia diena buvo evakuoti 17 žmonių, kai kurie patyrė nedidelius sužalojimus ir nudegimus. Dar 3 žmonių paiešką apsunkino iškritę pelenai, prastas matomumas ir skraidančios uolienų nuolaužos. Dėl tolesnių išsiveržimų grėsmės paieškos komandos buvo priverstos laikinai sustabdyti savo darbą ir pasitraukti į saugias zonas. Vėliau į operaciją buvo įtraukti dronai, įskaitant ir turinčius terminio vaizdo stebėjimo funkcijas. Kitą dieną gelbėtojai rado 3 dingusius žmonės be gyvybės ženklų. Jų kūnai buvo palaidoti po storu vulkaninės medžiagos ir uolienų nuolaužų sluoksniu, o tai labai apsunkino evakuaciją. Po tragedijos valdžios institucijos pradėjo tirti, kas leido alpinistams patekti į uždarytą maršrutą ir ar nebuvo organizatorių ar gidų aplaidumo. Įspėjimai buvo: maršrutas buvo uždarytas, pavojinga zona buvo pažymėta. Tačiau turistų grupė vis tiek tęsė kelionę kraterio link ir atsidūrė ten galingų išsiveržimo metu. Valdžia įtarė, kad kai kurie žmonės galėjo lipti į kalną dėl unikalių filmavimo vaizdų. Indonezijos nelaimių specialistų asociacijos atstovas pastebėjo, kad tokie vaizdo įrašai palaipsniui sukuria iškreiptą rizikos suvokimą. Žmonės nuvertina grėsmę ne todėl, kad ugnikalnis yra tikrai saugus, o todėl, kad paprastai matome tik tie, kurie sėkmingai įlipa, nusileidžia ir paskelbia įspūdingus kadrus. O potencialios grėsmės, kurios tada neišsipildė, lieka nematomos. Tikrasis pavojus išlieka ir gali pasireikšti bet kurią akimirką. Išsiveržus karštai vulkaniniai medžiagai, iškritus tankiam pelenų kiekiui, dujoms ar staigaus sprogimo išsiveržimo pavidalu. Dukono ugnikalnio tragedija būtent tai ir pademonstravo. Joks vaizdo įrašas, net ir pats įspūdingiausias, nėra vertas žmogaus gyvybės. Žmonės, kurie susidūrė su mirtimi stichinės nelaimės metu, vėliau dalijosi, kad būtent tokiomis akimirkomis jie aštriai suvokė viso materialiaus pasaulio laikinumą ir trapumą. Ir vienintelis dalykas, kurį jie prisiminė ties pražūties riba, buvo savo pačių gyvybių vertė. Visa kita tampa nereikalinga, viskas nublanksta antrame plane, nes kai prarandi gyvybę, prarandi viską.